Tai va, apie dokumentų šitą tikrinimą ir apie visą licenzijavimą ir įrodymą šitų savo tapatybės ir viską. Tai pirmas dalykas yra kompetencija, kas yra vertinama. Nesvarbu, kad tu netestuotas, bet jeigu tu geriau moki arba greičiau gali būti reikalingas arba išgelbėti, tai nesvarbu, kokia tavo kompetencija. Tai čia sutinka visi. Tai dabar taip. Ir, pavyzdžiui, močiutė mano atėjo ir nepatikėjo, kad jos pasas su pramušta skylutė pensijos gavėjo. Kur tas dokumentas? Va, aš parodysiu tą dokumentą. Va, paštininkė atėjusi namus, netiko be kitų dokumentų, seno dokumento ir viso kito, netiko šitas dokumentas, kad išmokėti pensiją. Va, galiojantis pensijos gavėjo pažymėjimas. Štai. Va, čia yra neterminuota ir visa kita. Čia viskas yra įrodyta, kad netinka šitas dokumentas, turi būti galiojantis tapatybę patvirtinantis dokumentas. Tai va, apie dokumentus aš tokią trumpą pasakysiu pamoką. Yra 5 kategorijos dokumentų, pagrindinės. Tai yra ta pasas, knygelė, kuri yra skirta visur, bet tai yra diplomatinis dokumentas, kuris skirtas daugiau yra vizom ir visokiam šitiem dalykam. Visokiam įgaliojimam. Patekti ir kažkur panašiai. Nes kitokių įgaliojimų nėra. Daugiau eina vizos ir viskas ir visa kita. Arba slaptažodis, arba ten rainelės kažkokios, arba arba pabeldimas ten toks. Toliau eina tautybės rodomi dokumentai, tai yra ID kortelė, tai yra identity card, tautybės, tapatybės įrodantis dokumentas. Taip pat pasas yra tapatybės įrodantis dokumentas, bet tautybės šitas yra kortelė įrodantis dokumentas. Ir taip pat čia veikiantis dokumentas pas mus, bet tai yra tarptautinis, dėl to yra anglų kalba viskas. Toliau eina asmens dokumentai. Tai yra asmens tapatybė įrodantis dokumentai. Tai yra tokios visokios šitie laminuoti, visokie darbuotojo, specialisto, tarnautojo, studento, moksleivio ir visi kiti su nuotrauka. Tai yra tapatybė įrodantis dokumentai. Tapatybė ir darbo vieta ir visa kita. Nes neįklastojimą mes esam bet kaip sakau, neįklastojimą, bet ir turim atlikti savo tą visą pareigą, kuri yra be dokumentų. Tai švieskitės ir žinot, kad ir ne jums priklauso, bet padarykite tą, ką būtina padaryti, kad būtų geriau padaryti, žinai. Nes jeigu nuvirto bonka, žmogus veža paletę kokią nors ir iškrito vieną bonką, jis atbulų važiuoja, tai tu gali pakelt užmest ant tos baletės tą bonką, kad jam nereiktų ten apsisukinėti, pralindinėti pro kampą kokį ir viską. Tai sąlyginai tu gali išgelbėti žmogui laiką ir visą kitą. Nes po to tu praeisi, jisai apsisuks, važiuos, tu užkliusi, nugriusi, jis su tavai pervažiuos ir taip ir bus, jeigu tau nereikia tvarkos palaikyti. Tai va, po to yra asmens dokumentai. Paprasti asmens dokumentai. Tai yra diplomai, sertifikatai, medicininės visokios kortelės ir panašiai visokių, nežinau, darbo ten sąrašo, ten tie visokie gali būti ten darboviečių pavadinimai ir visa kita. Tai jas irgi galima vadinti tapatybės, bet jie yra asmens dokumentai, kur tau asmeniškai ar kažką. Jas negalioja Europos Sąjungoje ar panašiai. Neturi reikšmės. Galioja, aišku, dar daugiau negu Lietuvoje šiuo atveju su tokius praėjus kelius, bet irgi atmintinė. Ir po to yra asmeniui priklausantis dokumentai. Tai yra visi šitie čekiai, kvitai, loterijos bilietai, eilės, numeriukai, visokie tokie, šitie visi dokumentai. Ta prasme, talonėliai, visokie, asmeniui priklausantis dokumentai. Belekas gali būti. Tokie dokumentai yra asmeniui priklausantis dokumentai. Suprantat, ir toks dalykas, gali būti asmeniui priklausantis dokumentas, nes jis yra man reikalingas, bet jis nėra kažką, jis man reikalingas, kad kažkur kažką įveikti. Tai tai asmeniui priklausantis dokumentas, tai manau, kad, žinai, Sveikindavo mane mama. Nežinau, geranoriškai turi žiūrėti su savo pasu, kas yra pareiga, nes laisvė yra pareiga. Ir nepriklausomybė yra pareiga atlikti kiekvieną savo matymą, kiekvieną savo jutimą ir kad sąžinė negriaužtų mintyse, kad blogio ir ant širdies spaudimo neliktų. Viską daro tvarkingai, atsakingai
ir tada būsit laisvi ir viskas. Negrės joks šitas ten mirimas, ten nieks nenugalės. Pradžiui reikia save nugalėti ir nuoširdžiai Pažiūrėk, ką tarnauti čia daro. savo aplinkoje ir savo labą.